Mūsų prezidentas baigęs Čikagos lituanistų mokyklą. Lituanistų? Taip. O jo specialybė kokia? Gamtosauga su gamta. Ten lituanistų mokyklą išmoko? Taip. Sveiki. Populiariausioje interneto enciklopedijoje apie poną Valdą Adamkų rašo net 42 kalbomis. Tiesa, indonezietiškai išvardinti tik mūsų prezidento gauti įvairių šalių valstybiniai apdovanojimai ir garbės daktaro vardai. Valdo Adamkaus biografija kur kas įdomesnė nei daugelio kitų valstybių vadovų. Jis vieno pirmųjų Lietuvos karo lakūnų sūnus. Po Antrojo pasaulinio karo atsidūręs Amerikoje, Valdas Adamkus dirbo darbininku automobilių gamykloje, braižytoju, o vėliau tapo garsiu aplinkosaugininku. Šiandien Valdą Adamkus žino visi praeiviai ir puikiai įsivaizduoja, ką Respublikos prezidentas veikia namie ir darbe. Pirmiausia, kavą reikia atsigerti. Kavą? Jo. O paskui? O paskui jau sekretorė su savo popieriukas, kom pasirašyti, kom patvirtinti. Kavos atsigeria, kompiuterį įsijungiu, aišku. Laikraščius pažiūri. O ką jis gali? Ką jis gali? Jisai gali tik tais Lietuvoje, kaip aš skaitau, nieko jis negali. Jisai tik tais kaip ir yra užsienio ataži. Kaip jums atrodo, Valdas Adamkus kokiai nors partijai priklauso? Taip. Kokiai? Komunistiniai? Pakso. Oi, darbo partija. Darbo. Darbo partija. Kaip jums atrodo, prieš tapdamas prezidentu ponas Adamkus, ką jis veikia? Ką? Mokytojų buvo. Kokio dalyko mokytojų? Matematiks. Kaip ponas Adamkus atsidūrė Amerikoje? Nuo politikos bėgo turbūt, ar nuo caro ten. Kurio šalies caro? Lietuvos turbūt. Kaip jums atrodo, laisvalaikiu ponas Adamkus ką veikia? Pašto ženklus renk. Pašto ženklus? Miškus tikriausiai retus augalus renka, jas jau tokie meta jau. Reikia sveikat pasirūpinti. Politologas Lauras Bielinis prezidentui Valdui Adamkui patarė vidaus politikos klausimais. Darbe jie susitinka kone kiekvieną dieną, taigi neblogai vienas kitą pažįsta. Pirmoje eilėje reikėtų žinoti, kad ponas Valdas Adamkus yra Lietuvos Respublikos prezidentas. Ir išrinktas į šias pareigas jau antrą kartą. Pirmą kartą jis užėmė šias pareigas 98 sausio mėnesį, o antrą kartą 2004 vasarą. Prezidento patarėjas Lauras Bielinis dabar atsakys į praeivių klausimėlius. Pirmiausia, įsivaizduokim situaciją. Jums nusišypsojo laimė susitikti su Respublikos prezidentu. Kaipgi į jį reikėtų mandagiai kreiptis? Šviesybė. Šviesybė? Jo. Tai prieini ir sakai? Pona šviesybė. Ponas eminencija. Ponas eminencija. Taip. Aukštenybė arba prakilnybė? Kaip kreiptumėtės į poną Adamkų mandagiai? Jūsų šventenybė. Kilnybė, didybė. Didybė? Taip. Ne, iš tikrųjų nereikia išgalvoti visokiausių romanuose vartojamų, istoriniuose romanuose vartojamų terminų. Į prezidentą kreipiamasi labai paprastai. Galima kreiptis tiesiog ponė prezidentė arba jeigu jau įmantriau tai pasižiūrėjus, nors tiesą sakant, protokolas dabar sako, kad tai ir yra tas unikaliausias ir paprasčiausias kreipinys, ponė prezidentė. Kaip jūs įsivaizduojate, ateina ponas Adamkus į darbą, ar ne? Na. Ir ką jis daro? Nieko. Kavą išsiverda. Toliau? Ir daugiau nieko. O baigėsi darbo diena? Išeina namo ir viskas.
Na, iš tikrųjų, prezidentas atvažiuoja į prezidentūrą ir kavos jam virti nereikia. Na, tiesą sakant, tai jau mano patirtis, bet man atrodo, prezidentas nėra toksai priekabus kulinariniuose klausimuose, jisai kukliai maitinasi ir jeigu reikia kavos, jam visada jas išverda. Yra žmonės, yra bufetas galų gale, kuriame galima užsisakyti savo kavos. O kaip jums atrodo, pono Adamkaus stalas labai popieriais apkrautas? Nu, manyčiau, kad taip. O kompiuteris stovi? Kompiuteris. Nu, turėtų stovėti. Pagal viską. Reikalingas prezidentas. Tai, man atrodo, kad už jį kompiuteriu kažką tai daro. Pavaldinėjo. Na, iš tikrųjų, prezidentas gauna visus dokumentus, kurie yra valstybėje vienaip ar kitaip privalomi jam ir yra siunčiami jam. Yra didžiulė šūsnis laiškų, kurie kasdieną pasiekia prezidentą. Tik po to jisai išdalina tos laiškus pagal kryptis mums ir mes jau atsakinėjom už jį, nes jis tiesiog fiziškai negalėtų to padaryti. Taip kad prezidentas iš tikrųjų yra, jo stalas išties yra darbinis stalas, na, o internetas ir kompiuteris tai yra neišvengiamas instrumentas šiuolaikinėme darbe. Ką ponas Adamkus darbe veikia? Konstitucijais sprendžia. Konstitucijos? Taip. O kai nusprendžia kokią nors konstituciją, tai ką tada daro? Važinėjas po šalis, daugiausiai įstatymus juk irgi tas keit. Kaip sakant? Sakau, tas įstatymus irgi keit. Prezidentas negali pakeisti konstitucijos, tą pakeisti galima tik tai visuotiniu balsavimu ir netgi kai kurios straipsnius referendumo keliu. Na, o pakeisti įstatymą irgi nėra taip paprasta. Prezidentas gali teikti įstatymo pakeitimą Seimui, na, o Seimas turi spręsti, ar tas įstatymas bus pakeistas ar ne. Kas ir vyksta labai dažnai. Nesu daugiau nieko neveikti, tik pasirašinė popierius. O kokie ten popieriai? Valstybės, ten Seimo patvirtinimai, visokie nesąmonės. Dokumento pasirašymas nėra tik tai paprastas parašo padėjimas. Tai yra atsakomybės prisiėmimas už tas visas pasiekmes, kurios įvyks pasirašius šį dokumentą. Todėl tai yra labai atsakingas darbas, nes pasirašius išties pasiekmes kartais būna labai sudėtingos. Taigi kiekvienas parašas kainuoja ir nervų, ir didelio sunkaus darbo. Kaip jums atrodo, kas turi teisę pavaduoti prezidentą, kai jis atostogauja? Kariuomenės vadas. Pats vyriausias? Taip. Pagal įstatymą taip jau surėdyta, kad prezidentas, kur jisai bebūtų, jo įgaliojimai lieka su juo, nes šiuo metu šitame pasaulyje galima priiminėti sprendimus ir esant visai kitoj šio pasaulio pusėje, tai yra kur nors toli nuo Lietuvos. Kita vertus, prezidentas yra vyriausiasis kariuomenės vadas, tai yra jisai pats save pavaduoti negali, jisai yra viename asmenyje. Nu, aukštąją baigęs. Specialybė, tik tai nestatybininkas gal. O kas? Tiksliai nežinau. Tikrai nestatybininkas? Vienu žodžiu pamiršau tikrai dabar. Negaliu pasakyti kol kas. Bet tikrai nestatybininkas? Ne. Ponas Valdas Adamkus yra baigęs inžinerinį institutą ir turi inžinierijos statybininko specialybę. Tai yra ta vienintelė jo specialybė, kurią jis yra įgijęs. Aišku, dirbo įvairius darbus, tačiau pagrindinis jo darbas buvo sietanas su gamtos apsauga. Ir tai yra, manyčiau, tas vienintelis ir matyti jam patinkantis darbas, kurį jis dirbo beveik visą gyvenimą. Ne, tokia pat buvo. Pavardė? Taip. Nesikeitė? Taip. O vardas? Valdas Adamkus. Negalėjo būti Valdemaras? Ne. Tik Valdas girdėjau buvo. Pradžioje tai buvo Valdemaras Adamkavičius, tačiau su laiku pavardė buvo sutrumpinta ir šiuo metu jis vadinasi Valdas Adamkus. Jis ten su gamtosauga kažkur tai buvo Amerikoje. Už gamtą atsakingas, sakyčiau, ir dabar jis Amerikos atstovas kažkoks tai Lietuvoje, sakyčiau. Ir dabar jis ten dirba Amerikoje? Nemanau, kad dirba, bet atstovauja kažkokius tai interesus, sakyčiau. Lietuvos Respublikos prezidentas atstovauja Lietuvos interesus. Ir visa tai, ką jisai daro, yra vardan Lietuvos interesų, vardan Lietuvos žmonių, Lietuvos valstybės progreso ir panašiai.
Nu, žinau, kad šunį turi, o dabar tai nežinau, ar jis tą laisvalaikį tokį turi. Pomėgių nelabai. Bent jau, kad mėgsta atostogauti Meksikoje, tai tą girdėjau. Čia pagrindinis pomėgis. Pagrindinis, o daugiau aš nežinau, gal vaikšto į svečius pas ką nors šalia kažkas gyvena, ne Brazauskas ten. Na, iš tikrųjų, prezidentas labai dažnai atostogauja Meksikoje, kaip ir kiekvienas iš mūsų, jis turi savo įprastas atostogų kažkokius tai maršrutus. Taipogi suprantama, kad lankyti kaimynus yra normalus dalykas ir ne vieną kartą tiek Brazauskas lankėsi pas Adamkus, tiek Adamkus lankėsi pas Brazauską, tai yra natūralus kaimynų bendravimo būdas. Man atrodo, kad jis jogą užsiminė. Ponas Valdas Adamkus domisi sportu ir kūno kultūra. Tai nėra jam svetima, bet šiuo metu jis daugiausia lanko baseiną ir daro tą iš ryto labai anksti, kelis kartus į savaitę ir tiesiog sveikintinas dalykas, ką linkėčiau kiekvienam sveikato siekiančiam piliečiui daryti. Ačiū prezidento patarėjui už patarimus praeiviams, o dabar metas susipažinti su klausimėlio pirmūnė iš Raseinių, kuriai patarimų nereikia. Ji puikiai žino, kuriai partijai priklauso Valdas Adamkus. Jokiai. Ką? Jokiai. Vienas naujausių laikų Lietuvos prezidentas aistringai medžiodavo, kitas krajodavo. Nu, Valdas Adamkus, ką jis veikia laisvalaikiu? Originaliausių atsakymų šešetuką pradeda mūsų pašnekovė iš Panevėžio. Kaip jums atrodo laisvalaikiu, ką veikia ponas Adamkus? Chorą dainuoja. Dainuoja. Taip. Ar lanko chorą, nežinau, kažkas. Balsas geras. Tai gal? Ponas Adamkus daugiau mėgsta sportuoti, tai jis maratoną Kaip bėga? bėga. Taip. Ir nubėga? Nu, kiek leidžia jėgos, aišku. Kaip jums atrodo, prieš tapdamas prezidentu ponas Adamkus ką dirbo? Skraidė, buvo lakūnų. Kuo buvo? Lakūnų. Buvo žvalgu. 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 Tai kokios šalyje jisai dirbo? Amerikoje. O tai kurios šalies naudai jisai... O Lietuvos naudai jisai buvo žvalgu. Ką veikia ponas Adamkus prieš tapdamas prezidentu? Globoja gyvūnus. Tai kokius gyvūnus? Krokodilus Amerikoje. Šerifui dirbo. Amerikoje? Jo, Adamkus. Adamkus. Tai ką jis ten veikia kaip šerifas? Kaip šerifas, kaip ir, kaip čia dabar pavadinti. Ta pati, ką veikia Lietuvoje, pavyzdžiui, įgaliotinis. Taip aš suprasčiau, šerifas.